Sveiki, gerieji žmonės, draugai ir nedraugai, kiek čia jūs yra klausančių, nežinau. Nieko neplanau sakyti, bet ruošiuosi į darbą ir nutiko labai įdomus dalykas. Nubėgau į maitintąją Maksimą greitai, ten vaikam apipirkt iš mokyklos savo, nu nesvarbu maisto. Žiūriu visur eilės didžiulės, pasirodo užlūžo elektroninės sistemos, nepriima nei šitų nuolaidų kortelių, nei kodų tų už butelius, kuriuos priduodi, ir priima tik grynuosius pinigus. Tai čia, suprantat, man taip linksma pasirodė, jau ne pirma vieta. Aš pirmą tai mačiau vasarą Vokietijoje, kur ten net į mokamus tualetus tą turnikėtą moteriškę ranką atidarinėja ir nuolaidų kuponus dalino ranka. Ir vienu žodžiu, Švabas patirs fiasko net pas mus. Jam nesigaus ir žmonės nepatenkinti suirzę prie bankomato, reiškia naujininkose. Aš taip linksmai nuėjau, pardavėjas sudė viską į krepšį, palinkėjau geros dienos, sakučiu, geroji naujiena, suprantat. Net po karščių lietutės užlyja, viskas susiję. Nesigaus jiem niekas, sustos visos degalinės, sustos viskas su mūsų sistema, tuo labiau, kad tas IT sistemas mūsų valstybės valdantieji ne tik šie kiti. Jeigu išleidžia 100 milijonų, tai nuperka už 200 tūkstančių tą daiktą. Tai man atrodo, ir čia neišimtis. O Maksima tai ypatingai mane pradžiugino, pralinksmino, kad sustojo ir tik grynieji. Tiesiog simboliška. Supraskit, įvedus tą valiutą, reiškia, jeigu nebus įmanoma nusipirkti, tai net ir tie, kurie ten užpakalį atiduoda už mašiną kokią ar lengvatą, petį už cepeliną, vaikus ten gali atiduoti Čikotilos ir Hanibalo Lekterio pasiekėjams, ten Šakalienėms, Slušniams ir visokiams tiem Bartoševičiams, bet badas ne brolis, čia yra instinktas. Taip kad išneštas kasas kartu su apsaugininkais, o taip kaip kaminą valant, žinot, su dideliu šepečiu, tai bus tuščias praėjimas. Tai va, tokia gera naujiena. Taip, darbe reiškia dabar, mielieji viršininkai, taip aš su marškiniais viešojo transporto, bet ruošiuosi į darbą. Nešioti namuose galiu, nereglamentuoja kiek laiko prieš darbą, tai va, tuo eisiu. Tai nepergyvenkit, bijoti nereikia, nekrūpčiokit, kaip sakė mūsų tos baisbabės. Va. Dar papasakosiu, ką manau apie tos, bet čia kitą kartą, apie tos dviračiam išdalintas kameras, kur mus filmuos, kaip mes juos aplenkiam. Ir pasakysiu savo mintis, kaip su to kovoti, ką ruošiuosi daryti. Bet čia vėliau. Kągi visiems geros, puikios dienos. Ate.